Ragana visa perpykus išėjo laukan su žarstekliu užmušti kalytės, bet pamatė, kad senio duktė jau važiuoja į kiemą su vežimu pyragų. Patį didį ir gražųjį pyragą atidavė kalytei, o visus kitus seniui. Ragana ir jos dukteriai. Pamatė, kad mergytė gyva ir sveika, visi labai stebėjosi ir klausinėjo, kaip jie atvažiavo ir kur gavo tokį gražų vežimą pilną pyragų. Mergytė visą nusakė, kaip jai buvo atsitikę. Ragana dar labiau užpyko ant senio dukters ir dar labiau pradėjo jos neapkęsti. Vieną dieną ragana sako seniui: vežk ir mano dukterį tenai, kur buvai nuvedęs.